Myliu save, tikros lauktuvės, vėl tiesioginė transliacija, trauksim burtus ir myliu save naujienlaiškio prenumeratoriai gaus dovanų. O kokios yra dovanos? Kaip įprastai kiekvieną savaitę arba būna kartais kas už kelias savaitės, bet kokiu atveju nepraleidžiam nė vieno. Tai yra galimybė laimėti minimum smilkalų, tai reiškia, yra mecenatas personalizuotas.lt yra įsteigęs dovanų ir viena iš tų dovanų yra taškai, už tuos taškus galima panaudoti kaip nuolaidos kodą myliusave.lt krautuvėje. Smilkalų yra įvairiausių, 32 taškai, 3,20 €, smilkalai jūsų, jeigu norit kažką kitą įsigyti, mielai tą galit padaryti, tiesiog panaudot tai kaip nuolaidą. Beje, registruojantis tinklalapyje myliusave.lt jau 10 taškų automatiškai gaunat. Kiekvienais metais ir per šventes vėl gausit dovanų. Tai mes norim suburti sąmoningą bendruomenę, sąmoningų ekspertų, sąmoningų klientų. Na ir vieni kitus palaikydami galėtumėm puoselėti mūsų minimum fainą šalį. Beje, aš šaulys, tai tėvynės labai, kas yra šauliai, linkėjimai. Na, o šiandieną turiu kaip ir paskutinį kartą anonsavau, balandžio mėnesį mes turėsim dovaną personalizuotas.lt, tai yra nemokamas čiužinys. Gali būti 1000 vertės, gali būti 2000 vertės. Kokio dydžio čiužinio reikės, tokį pagamins. Tai reikės užpildyti klausimyną ir dovana atiteks vienam iš myliu save prenumeratorių. O kaip prenumeruot? Tai reikia tinklalapyje paspaus mygtuką prenumeruot naujienlaiškį ir atsidarys langas, kur reikės užpildyti savo vardą, elektroninio pašto adresą ir labai pageidautina. Tai nėra būtina, bet labai pageidautina telefono numerį, nes pastebėjau, kad laimi prizus ir ne visi atsiema. Tai galbūt laiškas nukeliavo kažkur ne ten, kur reikia, arba tiesiog pasimetė, tai kad būtų galimybė informuoti. Aš labai esu linkęs tiesiogiai bendrauti, tai telefonu ir elektroniniu paštu informuoju apie dovaną, ypatingai apie mecenato ir partnerių, kurie nėra krautuvėje. O naujiena, kad nuo šiol visi laimėję taškus, automatiškai jiem bus sukurta paskyra krautuvėje ir bus pervesti taškai ir jeigu žmogus pageidaus tuo pačiu laiško adresu, kurio registravosi naujienlaiškį, panaudoti taškus, galės drąsiai juos panaudoti, įdėjus į krepšelį krautuvėje myliusave.lt ir tokiu būdu panaudoti tuos taškus, o dovana pristatymui galios 1 mėnesį. Tai reiškia, yra prie taškų atskirai ateis elektroninio pašto laiškas su kodu, kad galima būtų panaudoti nemokamą Omnivos pristatymą į paštomatą kodą. Nes, pavyzdžiui, jeigu laimės smilkalus, kad nereikėtų už juos mokėti, tiesiog galima bus mėnesį laiko panaudoti tą kodą. Nepanaudosit, taškai jom lieka, galėsit juos panaudoti, kada tik norėsit, bet dovanų kodas pristatymui jisai yra ribotas. Ypatingai dovanos, kurios būna iš ekspertų, kažkaip faina, kad jas būtų per mėnesį laiko atsiimamos. Atsiprašau, taip. Smilkalai. Smilkalus galima sortimentą, vėlgi, ne tai, ką aš parodžiau, bet tai, kas yra krautuvėje, galima ir iš brangių su priemoka panaudotos pačius taškus, galima bus ir panaudoti tik tais tie, kurie yra tos vertės kaip taškai. Ir kad galiu parodyti, yra 3,20 €, 32 taškai, tai yra tos vertės, kurios galima įsidėti, dovanų kuponas ir laimit. Šiandieną bus sukami 4 smilkalai arba 3 taškai ir vienas mecenato įsteigtas prizas, tai yra čiužinio užvalkalas. Personalizuotas LT nebūtų šiaip sau mecenatas, jeigu nebūtų fainos dovanos, tai taip, čiužinys didelė dovana, kuri bus tik tai balandžio mėnesį, ką daryti jos belaukiant ir pretenduojant. Tai kiekvieną mėnesį, paskutinę savaitę, vienam iš prenumeratorių pagal pageidavimą bus pagaminamas reikiamo dydžio čiužinio užvalkalas, nes čiužinį reikia ir skalbti, ir prižiūrėti, ir keisti, ir būna, kad nusidėvė, tai yra galimybė per šį tinklalapį užsakyti. Aišku, bet tinklalapis dar bus atnaujinamas. Na ir prieš laimės rato sukimą, paskutinė žinutė, jeigu darom gerus darbus ir patinka tai, ką darom, prašau prisidėti materialiai savo 10 prie šio projekto, nes nusimato labai daug įdomių, fainų ir edukacinių projektų. Jau yra startuojama jau miego tema, labai fainas
neskleisiu detalių, bet kovo mėnesį bus labai fainas dalykas, kuris bus nemokamas žmonėms ir kai kuriem gal netgi gyvenimą gerinantis myliniais žingsniais. Na ką, o dabar važiuojam į mūsų laimės rato sukimo rubriką ir taip, aš tuoj tada pasiruošiu. Mūsų šiandieną laimės rate yra netgi 150 dalyvių. Taip, ir, o kodėl man čia dabar rodo, tebūnie. Tai va, yra 150 dalyvių ir tiksliau netgi 151, man atrodo, tuo minutę pasitikslinsiu, taip, 151 ir Zbignevas yra šį kartą pagal raidę yra išrikiuota, tai ir pretenduos. Na ką, tai dabar važiuojam į pirmą laimės rato sukimą ir pažiūrėkim, kas laimės. Dabar tik tais aš užstatysiu. Taip, toj minutę. Reikia tik tais man pasistatyti dabar. Taip, toj minutę sustatysiu techniškai. Taip. Dabar, kodėl man šitą ekraną rodo, negaliu atsakyti, nes turėjo šiek tiek būti kitoks vaizdelis. Bet tebūnie, tai vadinkim taip, pirmas sukimas yra pirmoji dovana, tiesiog aš įsiminsiu, paskui pasižymėsiu, kas laimėjo. Ir važiuojam su 32 taškais. Taip, Indrė. Malonu, Indrė. Taip, iš karto pasižymiu 57 numeris. Taip. 57 numeris, Indrė. Malonu, kad prenumeruoji ir pranešiu elektroniniu paštu ir automatiškai bus sukurtas kodas pačiai. Taip. Na, galbūt antrą kartą ištrauksi, tai antroji dovana 32 taškai personalizuotas LT įsteigti. Ir kas laimės šį kartą? Ramunė. 109, Ramunė. Malonu. Taip, trečioji dovana. Ir žiūrėkim, kas trečią dovaną. 32 taškus laimės čia už 3 sausio savaitę. Taip. Ir Sonata. Sveikinu Sonatą. Sonata 133. Būtinai bus sukurta paskyra ir priskirti tuo elektroniniu pašto adresu, kuriuo buvo prenumeruotas naujienlaiškis. Beje, toks niuansas, kad naujienlaiškį prenumeruojant būtina yra patvirtinti gautą laišką į paštą, nes jeigu yra nepatvirtinta prenumerata, loterijoje nedalyvauja. Tai yra todėl, kad nebūtų visokie, būna, kad robotai bando pretenduoti ir prenumeruotis, užpildo laukelius, o mums noris, kad būtų tikri žmonės, kad atsiimtų dovanas, kad nebūtų taip, kad yra dovana laimėta, o nėra kam jos atsiimtų. Tai todėl yra prenumerata su patvirtinimu, kad žmonės laimė. Tam yra skirta žmonėm. Na ką, ir važiuojam su mūsų paskutinė ketvirta dovana. 32 taškai, myliu save, atitenka Viktorijai. Sveikinu, Viktorija. Taip, iš karto aš pasižymiu. 65 numeris. Na ką, ir dabar, kad jau tuoj minutę, tada, kad būtų ir gražiau, uždėsiu foną mecenato. Taip, kas dabar laimės čiužinio užvalkalą? Žiūrim. Čiužinio užvalkalas, reikiamo dydžio, asmeniškai susisieksiu, labai tikiuosi, kad bus telefono numeris nurodytas, nes šiuo atveju reikia susiekti tiesiogiai, nes reikės suteikti nuolaidos kodą jau kitame tinklalapyje užvalkalai.lt. Beje, jeigu reikės užvalkalą, jau žinot, kur ieškot. Taip, važiuojam. Taipgi, kam atitenka čiužinio užvalkalas, nes
Būna žmonėm kyla klausimų, neturi kur, ar ten, nes tai yra specifinis dalykas, bet labai faina, kai jis yra švarus ir gražus. Giedre, sveikinu tave. 52 numeris. Giedre. Čiužinio užvalkalas atitenka tau, kurio vertė gali būti, jeigu vaikiškam, nuo 76 eurų iki ten virš 100 eurų. Taigi, ačiū, kad dalyvavot. Sekantis traukimas bus jau vasario mėnesį. Minimum vasario pabaigoje bus traukiamas dar vienas čiužinio užvalkalas vienam iš Myliu save prenumeratoriui. Užakcentuosiu, registruojantis, labai malonėkit palikti savo telefono numerį. Beje, jeigu esat jau registravęsi, bet dar prieš tai nepalikot numerio, galima iš naujo registruotis tuo pačiu elektroninio pašto adresu, jau įrašius ir telefono numerį. Sistema jau automatiškai telefono numerį priskirs, kad galėtume mes pamatyti. Visus duomenis valdo vieša įstaiga Myliu save, tai yra nepelno siekianti organizacija, tad geriems dalykams darom gerus dalykus. O aš, Darius, miego ambasadorius, video ambasadorius, linkiu klestėt, fantastiškai išsimegojus ir pabust pačiu laiku. Jeigu reiks gero čiužinio, jau žinot, kur rast personalizuotas.lt, o kaip be partnerio mainstream.pro, filmavimo, montavimo, visi marketinginiai reikalai. Taip pat galim pabendrauti, kontaktai yra po šio video, jeigu turėsit klausimų. Na ką, o aš jau atsisveikinu, iki sekančio laimės rato sukimo, tikros lauktuvės. Ką daugiau be pridurt, o Myliu save, tiltai darnos link. Ate, registruokis, praneš draugams arba mus parem finansiškai. Ačiū tau labai. O aš dabar atsisveikinu. Ate.